žaidėjas tame mače. Ir Bendžius yra vienas iš žaidėjų statomų gynyboje prieš Laurį Markaneną. Markanenas savo pirmą tritaškį prametė. Čia gražus Brazdeikio prasiveržimas palei galinę liniją. Perdavimas Valančiūnui ir 2 taškai su... Brazdeikis. Valtonenas prieš jį. Ignas Brazdeikis vėl į baudos aikštelę suranda Joną Valančiūną. Geras Brazdeikio perdavimas ir Jonas Valančiūnas užsibaigia šią ataką. Brazdeikis. Valančiūnas leidžiasi krepšio link, prie jo yra Lauri Markanenas. Dvigubina gynybą varžovai, Valančiūnas atšokdamas atgal ir 2 Lietuvos rinktinės centro taškai. Tai kaip jis saugo lanką ir čia manau, kad viską neblogai padarė, bet po kontakto Markanenas pelno taškus. Apsikeitė rezultatyviomis atakomis rinktinės. Valančiūnas toli nuo krepšio pats, dabar štai, taip. Paštininko judesys, na čia visus nustebino Jonas Valančiūnas tokiu suvaidintų handoffų ir prasiveržimu, o minutės pertraukėlės prašo Suomija. Bandomas į žaidėjo poziciją, nėra nei Roko Jokubaičio, nei Vaido Kariniausko aikštėje. Valančiūnas, ten Markanas pasiruošęs padėti, Brazdeikis, dar vienas perdavimas ir čia yra it iš natų žaidžianti Lietuvos rinktinė. Puikiai vertina situaciją, puikiai renka taškus iš 2 taškų distancijos, 13 dvitaškų iš 20, tai yra 65% tikslumas. Pastaruoju metu net nelabai matome skirtai bandymų mėgti kamuolio iš viršaus jam. Bendžius veidu į krepšį, sutraukta varžovų gynyba, perdavimas Jonui Valančiūnui. Šiandien jis atrodo toks energingesnis, geriau jaučiasi aikštėje, geriau pataiko savo metimus. Kuzminskas, 3 taškai. Įmetamas kamuolys Valančiūnui, ten keli varžovai prie jo, tačiau tai neturėti aikštėje tokį varžovą kaip Lauri Markanenas. Lemiamose atakose, jeigu jos bus, na kol kas +6, galima galbūt ir išvengti tokios dramatiškos pabaigos, jeigu bus gera atkarpa dabar, o čia atkarpa tęsiasi. Jau prieš Tomą Dimšą. Bendžius vėl labai gerai juda su Markanenu. Kamua, Valančiūnas blokuoja varžovą. Šios varžovo atakos metu, čia Jono Valančiūno blokas. Na čia okei, sakyčiau.